Nu, Laurit, kaip sekasi? Man normaliai. Žodžiu, esu šiandien metalinė. Tai va, prieš manėm krauna konteinerį. Va, kaip krauna. Žodžiu, čia atvažiuoji, kad konteinerį dirbs būtum į kabiną. Paėm tą vat fūrą. Atvažiuovan, įsistom į toks staklės. Ir va tada taip krauna. Privar pilna, net padauž, kad telpa kuo daugiau. Tai į tada žmogus atpalėp, laiptai tokie, uždar duris ir nuleid, tada priekabą pavažiuovan, prisikabėn, vėl uždėtų konteinerį. Ir tada važiuoji ant svarstyklių. O, esu aš irgi atvažiavęs, palaukit, pavadysiu. Mano irgi konteineris durim į kabiną. Tada, nežinau, kiek čia laik kraun, pusvalandį kokį. Ir tada man reiks. Šį kartą esu su kito vaikako. Yra kameras, nebe veidrodžių. Yra kameras. Čia dar tokį skylė durys, ale. Dėl matomom geriausia. Ten į London visoks toks, kad matytum lengvėkis, kaip važinėjas. Kad jeigu užkiša kažku tai, nes akloji zona ten yra. Tai va, esu su kamerom. Šiaip tos kameras jau ir man ros biški senas, nes būn, va čia šitas, matos nesimat. Ir toks lašas. Lašas užien on patį tuos skylės vadau. Ir tada kondensas toks dar vedau ir tu neišvalysi, niek nepadarysi. Ir tas kameras reikia keisti. Šiaip. Žodžiu. Žmogus savo pasilėpsi. Va, įkrauti. Dabar čia ta fūra turės įsistumti į tas stakles. Anu dar čia nuleida. Ir tada įsistamtas. Ir yra labai siaur. Turi iš vieną reiškia galą tiksliai varyti, kad tau tiksliai ir uždėtų tau konteinerį. Biški sudėtinga kartas ir, įstumi, oi ne, reikėjo man biški į dešinį, 2 cm į dešinį. Ir vėl turi iš naujo važiuoti, tai tas biški sudėtinga yra. Čia jau kažkur dirba. Ir išvažiavau. Tu jau bus man eilė tada važiuoti. Laukam. Nežinau, matos nesimat. Va ten ir kamera.
Ten į kampę, turėtų darys duris ir pradės krauti man konteinerį. Pakruoj, važiuosim. Viskas yra. Viso. Biškai gal per toli papašiau, durys nesidaro. Einam žiūrėti. Tordu popierius. Pasirašysim ir važiuosim priduoti konteinerį. Дай ми една минута, че съм в офиса. Една минутка само да ми напишете един имейл и ще се обада. How long? 30 minutes. Loading, yeah, 20-30 minutes, but I'm waiting like 1 hour. Yeah. No, you already signed it. I'm just going to grab this paperwork quickly. Okay. There you go, mate. Okay, thank you. Take care. Cheers, bye. Gavo popierius. Lekam. Direkt vadybą nufotkinti išsiųsti. Ir tikriausiai Feliksą važiuosim prisiduoti. Nu, pasikroviau. Sustojau, parašiau vadybą ir važiuosim dabar į šitą jardą. Ir pasikeisti atgal į savo vilkėk, nes nesusaudavo važiuoju į laikiną maniškį tvarkį. Važiuojam. Nu, matot, kokias siauras kelias tenka važiuoti, ane? Ojej. Kai siauromas. Žodžiu. Ką per kaimalius ten kažkokius? Einam atsikabinsim konteinerį. Konteinerį atsikabinti. Pasikabinsim savo mašiną. To paliksim. Tada važiuosim į uostą. Prikelam ašį.
Nu, būsim atkabinę. Biš pavažiuoti. Tai va, toks taigus atsikabinams. Gerai, kabinu savo mašiną ir leku juost. Lekam, kiek čia tų mašinų galbūt. Ką? Gerai, iki Felixstowe lieka 5 kilometrą. Neseniai vat iš bazės išvažiavau, būsim apie 2 valandą, kaip tik nusimesėm ir tada lėksim į Gatavėją. Ir pristatyms yra Andoverė. Tai šiandien iki Andoverės dasivažiuosim ir ryto 7 valandų reikmetį. Pristatyms, tai žodžiu, to viskas normaliai turėtų būti. Tai važiuojam, klausau savaitės rifą. Kad nebūtų nuobodu. Šis lenk. Tuo šitais bus Orvilio tiltas. Po šonai yra Ipsvičius. O ten turėtų matytis toli Felixstowe kranai, kurie iškrauna konteinerinius laivus. Nu, gražu aukštai. Aišku, tik tais dar žiemą. Medžiai nesužaliavę visi pliki. Orvilio čia šiaip upė eina po apačią. Tai visai neblogai. Nu, važiuok. Ko tu nevažiuoji? Iki čia 60 galim. Aš va 50 važiuoju. Važiuojam tada toliau į Felixstowe. Va, jau pradėjo žydėt medžiai. Jau pavasaris artėja. Port of Britain, Felixstowe. Man reikia nusimest Langardę. Žodžiu, važiuosim į Langardo pusę. Čia tiesiai visada. Port of Felixstowe, Gate 1. Kiek sukrauta tuščių konteinerių. Jie turėtų kažkada neužilgai būt pakrauti į laivą ir tada kažkur keliaus. Kinija gal, Europa, kažkur tai. Čia, žodžiu, reiks užsibukint, atsifiksuot tislokus ir tada gausi irgi čekį, kaip ir Gatavėjai, ir važiuosi ten kažkur nusimest. Gausi ant čekio locationą ir atvažiuosi konteinerį. Ir tada važiuosim į Gatavėjo ir šiandien į Andoverį. Tai va tiek. Žodžiu, gavau G863. Gali būt, kad ten ir laukia manęs tas kranas. Važiuosim pas kraną 863. Žiūrėsim. Ok. Nori, kad apsisukčiau. Žiūrėk, ar biški. Nu, atrodo, kad užsidėjo, užsilokino. Nu, kelia.
Pakėlė. Viskas, važiuojam. Dar aišku avarinius įsijungt. Kad taip... Nu, važiuojam toliau. Bet kiek matau, tuoj bus vat kamštis. Kamštis yra prieš Karalienės tiltą. Ir šiaip jis yra labai didelis. Labai didelis kamštis. Apie 40 minučių. Reiks čia prasivargt. Grinai ant tilto yra kažkur uždaryta juosta. Gal kažkas sugedo, gal kažkokia avarija. Ir žodžiu, per patį piką. Tai čia labai blogai, iš tikrųjų. Labai blogai. Vakaras jau, kiek pusė 6. O dar reikia važiuoti 102 km. Ten prie pat pristatymo yra vietos, kur sustot. Jo. Tokia situacija. Nežinau, kada besustosiu aš čia. Jo, važiuojam, ką čia padarysi. Tai va. Vis dar kamščiuojamės. Jum 3 sekundžių, man 20 minučių. Biškį nagliau darau, antrą juostą. Važiuojam greičiau, bet prieš galą tipo įsikišam. Dėl to, vat, kaip matot, pirmą juostą stovi. Daug didesnis kamštis negu rodo Tomtomas pas mane. Čia kokią valandą mažiausiai bus sudeginta. Nežinau, kad aš čia bebūsiu tame parkingė sustojęs industriniai. Nu, žodžiu. Kaip matot, nesąmonių. Nu, tai žodžiu, atlėkiau, pagaliau. Užtrukau gal beveik 2 valandom ilgiau, negu tikėjausi. Žodžiu, sustojau šitą gatvės, ten biškai už kampą yra įmonė. Tai visa šalia. Dabar jau yra 9 vakarą. Aš va tam gatvę šalia stojus industrinė. Žodžiu. Ryt pristatėms 7 ryt. Ir jo, esu pavargęs dėl to kamščiaus. Dėl kamštės pavargęs. Tai eisiu kažkur mažą staigę užkosti ir eisiu mėgoti. Žodžiu, jeigu patek video, jeigu nepatek, parašyk. Jeigu patek, paspausk like, subscribe. Žodžiu. Bet čia man bus linksma naktį. Autobus važinės. Autobus aikštelė. Tai va. Gerai tada. Eno gulti. Labanakt.